Esame Daugailiuose, Utenos rajonas, prie Šventojo Antano Paduviečio bažnyčios. Ši bažnyčia, ši šventovė ir ši vieta taip pat yra reikšminga keliaujant palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais. Kada mirė jo mama ir tėtis sudarė antrą santuoką, Matulionių šeima atvyko gyventi į šį kraštą. Čia klebonavo kunigas Antanas Rumševičius ir vyko bažnyčios statyba. Galima pasakyti, kad šiuose žemėse Teofilius Matulionis matė statomą bažnyčią ir tam tikra prasme tai įsirėžė į jo sielą ir buvo lyg pranašiškas ženklas. Palaimintasis Teofilius daug prisidėjo ir dirbo bažnyčių statybų darbuose tiek Latvijoje, Bykavos parapijoje, tiek Sankt Peterburge Jėzaus širdies parapijoje, tiek ir būdamas Kaune įrenginėdamas Šventojo Mikalojaus bažnyčią, ją pritaikydamas amžinajai adoracijai. Šioje parapijoje subrendo palaimintojo Teofiliaus Matulionio kunigystės pašaukimas, jo noras tapti kunigu. Bendravo su kunigu Kazimieru Kiršinu, kuris ypatingai rėmė jaunus žmonės siekiančius kunigystės, siekdamas mokslų pasirinko Daugpilio realinę gimnaziją. Dar ši vietovė ypatinga tuo, kad šios parapijos teritorijoje, Madagaskaro žemėje, gimė ir augo Lietuvos užsienio reikalų ministras, taip pat Vilniaus arkivyskupas Mečislovas Reinys, kankinys, žuvęs Vladimiro kalėjime, kuriame teko taip pat kalėti ir Teofiliui Matulioniui.